Sveiki visi, šiandien pas mus sekmadienis, 22 diena, dabar yra, galima sakyti, ankstyvus rytas, 6 tik ryto ir važiuoju aš į varžybas. Varžybos vyksta Panevėžio rajone, tenais Dubulių, ar tai kaimas, ar tai Stepanionių tvenkinys, kažkaip tai ten jie labai įdomiai vadinasi. Dalyvausiu aš antrą kartą, buvau prieš tai treniruoti, visai neblogai man gavosi, kaip sakant. Tai pagaliau atėjo šį dieną, kai aš važiuoju žvejot. Kaip gausis net neįsivaizduoju, bet aš manau visien kažką tai aš turėsiu, kaip sakant, pagauti. Užvažiavau kolonėlę, pasimsiu kavytės ir jau susitinkam mes prie kranto. Taip, atvažiavom. Ui, vos posūkinį parvažiavau. O, būtų, blin. Taip. O, tenais jau matosi mašinas. Aha. Va čia pas mane buvo treniruoti. Nu ką, varom, surasim tos mūsų organizatorius, pabendrausim, pažiūrėsim. O, labas rytas. Mano pažįstamas Algis. Nu va, tiek vėliavų pas mus. Labas rytas. O, labą rytą. Sveiki. Tai kaip prašiau, gerai? Taip, aišku. Sveikas. Tai va, čia stovi palapinė, tiek vėliavų visokiausių rėmėjų. Faina. Iš namų išvažiavau iš viso, ten buvo toks. Buvo netgi, žiūrėkit, jau netgi sektoriai yra jau padaryti. Kaip visada, kažkieno 27 bus. Iš viso yra 50. Kiek girdėjom, tai tik 45 dalyviai bus. Nu, irgi daug, nemažai. Tai va čia mes viską ruošia. Dūda. Viskas yra. Šiaip mašinų tikrai nemažai. Tik tai, kad vėjas truputėlį sveikinasi. Faina. O čia galima žirnį atvaryti pavalgyti. Taip, pažiūrėsim, kas čia pas mus yra. Taip, kamerą reikia truputėlį pakreipti. Op. Taip. Aš jau šitus pašarus namie šitą jauką pasigaminau, kaip sakant, truputėlį per sausas. Reikia dadėti vandenuką. Daug nereikia. Kokių 200 gramų. O, pažiūrim. Nu, tokia bulvytė gavosi. Gan nebloga. Nu, dar aš norėčiau truputėlį vandenuką, aišku. Svarbiausia per daug neduoti. Geriau po truputėlį deduosim. Op. O, dabar pasaka, žiūrėkit. Pasaka. Atsigersim arbatos. Prašom, arbatos už tai neimkit. Bus gaunas kem 4, ne? Po 11. 4. Pasaka. Jie atvažiuoja. Duokit ausį kažką. Tai ką, dar kartą labą rytą visiems. Visiems labą dieną. Tai, kad vykai į Panevėžio krašto žvejų didžiausias kautynės su karšiukais. Taigi, labai džiaugiamės, kad jūsų čia vis daugėja, nežinau, dauginatės kažkaip čia. Naujų veidų nemažai, jau matytų didžioji dalis, bet labai smagu. Tai reiškia, kad kūrėme klasikinę fiderę. Patinka jums tais kirmeliukais žaist, tai labai džiaugiamės dėl šito. Trumpai apie mūsų draugus, matot, vėliavų nemažai. Turim paremę visais prizais, dovanom. Tai mūsų pagrindinis būtent šitų varžybų ir kitų, kur mes rengiam, tai mūsų draugas Ipeksas, jaukai masalai Panevėžys, internetinė parduotuvė, bet visoje Lietuvoje randa. Tikrai geri jaukai.
žinokit, gaminami, ta prasme, čia jau ne reklama, gaminami kaip aukščiausias rūšies visi jaukai. Tikrai buvau gamyklai ne vieną kartą, nu, tikrai gerai. Ypatingai auksinis karštis, pasibandyk, pamatyk, kas ką daro stebuklą. Po to vėlgi Panevėžio prekybininkai, Žuklyta turi gyvą parduotuvę, Daukanto gatvė 27 Panevėžys, internetinį ir šiaip visoje Lietuvoje Rumpolą atstovauja, tai tikrai daug rasit ir mėgėjai, ir geriau, ta prasme, galite naudoti akcijos kodą pigiau 2025. Įvedat, jeigu internetu pirksit vietą irgi, norit pigiau, pasakant koduką, padarys nuolaidą. Vėlgi, Panevėžio stipriai labiau gal spiningautojam, bet tikrai fideristai randam kuo puikiausių valų. Tai yra mūsų galvakablis, varyvo valai japoniški, turbo. Alex Fishing, tai yra biržose parduotuvė, gyva, labai atstovauja MAP anglišką produkciją. Labai šauni internetinė parduotuvė, pats Aleksas ypatingai rimtas žvejys, galit susisiekti su juo, jeigu kai ateina žiobrių karšlikė, galit pasiskambinti, pasakys tikrai kaip kas, dėl ko ir, nežinau, priekabą gali prigauti. Krante LT yra internetinė parduotuvė ir Šiauliuose ir Vilniuje gyva parduotuvė, ten gal kiek labiau karpininkam, bet tikrai masalų jaukų yra visiems kitiem. Tai tiek, didelis ačiū jiems. Dabar taip. Tikriausiai, jeigu gaudot klasikinį feederį ir sekėt, kad praeitą savaitgalį kas įvyko pas mus? Pasaulio čempionatas Kirvytėj. Tai vat jie ten savaitę gerą treniravosi, orų visokių, kaip kas teka būti, man 3 dienas aš ten žiūrėjau, stebuklai. Kaip atrodo, kaip įrangos, kaip dirba, kaip, aišku, buvo mūsų lygio, bet tas 10-tukas, tas taip, kaip juvelyrai. Taip, ir 2 vietą Lapinskiokas paėmė, Lietuva 6 vietą, komandinis buvo šaunuoja. Turim poną Edvardą, kamerytę matot įsidėjęs, jisai pafilmuoja, tai prašom, gal kokį pakalbins žmogų, gal kokį klausimą, jokelį, prašom šipsuotis, nesipyksit to žmogeliu, bus YouTube'ai filmukas, tai prašom pasižiūrėkit, praeitą kartą irgi padarė, rusų kalboje tiek, kad gal kas jaunimas nelabai suprantat, bet dabar paprašėm lietuviškai garsins, tai visi pasižiūrėsit apie varžybėlės, kaip žmogus ruošiasi, ta prasme, be jokios reklamos, be jokios kažkokių slaptų, viskas paprastai, kultūringai ir taip toliau. Tai iš anksto sakau ačiū ir prašom. Paplokit žmogui, Dėl ko kovosim? Kovosime dėl prizų, taurės medaliai ir šiaip rėmėjų dovanos. Dabar bus apdovanotos pirmas 4 vietos, tai reiškia zonų nugalėtojai. Yra Big Fish nominacija. Kaip vėlgi šita mūsų taurė keliauja jau 3-4 varžybas, nesugauna, pas mus netelkiniai, kur smulki žuvis. Tai Big Fish nominacija yra nuo 400 gramų, taip pasversim, jeigu kas, kaip sakyti. Reiškia, jeigu tokio nėra, Big Fish'o prizą, ne taurę, bet kuris skirtas iš Alex Fishing, loterijos būdu atiduosim jums. Darbotvarkė, reiškia, panašiai kiek čia mes sugaišim, kiek čia 15 minučių, įsitrauksim burtus ir tai vat signalai, reiškia, burtus įsitraukiam, 9 apsiruoškit biškelį, 9 valandą praeisim per krantą, pasitikrinsim jūsų jaukus, masalus, kad kiek atitiktų. Kažkiek mes ten stipriai labai nežiūrėsim. Tie, kurie jau dažnai dalyvauja varžybose, tuos griežtai tikrinam. Tie, kurie, kaip sakyt, bet irgi stenkitės, įsigykit, va tos, čia jos skirtas nelaikymui, jos yra skirtos tos dėžutės matrioškės pateikti teisėjam, kad jam nereikėtų, mes mintinai žinom, ant jų užrašyta yra graduotas, kiek ko kiekio ir pateikat ir vis, ir susidedat vėl, kuris nori tos masaliukus yra. Bet mėgėja nebausim, gali tarp slaikėlę, gali tarp kokios dėžutės savo, jūs, bet tik tai aišku, ne pusę kibro matylius. Ta prasme, šitoj vietai galim ir susukčiauti, kaip sakant, tik pasidėk, sakant, ten kažkiek tarp grūdų, tarp to, tą
ta prasme, galim susikčiauti, bet žinokit, galim tų taurių nuvažiuoti, medalių nusipirkti dėpą, užsakyti kokią nori, va tokią didžią medalį nusipirkti ir galim Facebook'e skelbtis, kad laimėjot dėpą varžybas. Tai reiškia, 9 valandą signalas masalų patikrinimas, reiškia, mes einam per krantą jau pasitikrinti, nu čia taip, 9:50 signalas, tai reiškia, 10 minučių jau kinamės, be kabliuko, be pavadėlio, be kabliuko, tik su šeriklėliam. Iki 9:50 galit skanuotis, daryti, ką norit, bet šerykla neturi lėkti vandenį. Po signalo tik į vandenį lėkia tik šerykla. Nebegalim vidury žvejybos švyną užsidėti ir vėl skanuotis, ieškotis kažkokio tai taško. Čia tokios taisyklės yra. 10:00 signalas, startas. 10:00 startas, po to 14:55 vėl signalas, reiškia iki varžybų finišo liko 5 minutės. 15:00 signalas, baigiam žvejybą, tvarkotės daiktus ir mes greičiausiai nuo galo eisim sversim. Nu, sverimas užtruks, nes dalyvių nemažai, o svarstyklės vienos ir, nu, iš karto susisveriat, čiumpat savo daiktą, žuvį paleidžiam, čiumpat savo daiktą, ateina čia kazaną valgyt sriupytės, nežinau kaip čia pavadyti, bet bus labai skanu. Ir, nu, neužsitempkit, nes kol per krantą pereisime, aš sugaišiu kokią gerą valandą, sakykim, kol susversim visus. Taip, gyvų masalų, reiškia, visi jūsų gyvi masalai turi tilpti 2,5 litro. Limituojam, ta prasme, slieko 0,5 litro, matylis 0,25 litro, smulkus matylis džiokas irgi 0,25 galima turėti, jauko bendrai 14 litro. Tai gal nebekankinam, trauksim purt. Jeigu yra klausimų, prašom. Nėra klausimų. Nuo 29. Simonas Užtapis, prašom. Aurim Skudras. 28. Čia kažkur. Ai, va šit. Edvardas. Taip. Justas ruošiasi. Davai, gerą. Davai, koks čia, kem 5? 4-5. 4-5. Aha, ačiū. Justas Kadras. Na ką, aš traukiu 45 sektorių. Davė jaukų dovanų, sakant, pagaliuką. Varom ieškoti, kur tas yra kem 5 sektorius. Kažkur tai pupų lauke. Žiūrėsim. Aišku, norėjusi čia nes, truputėlį arčiau, kur buvau per treniruotę, bet nieko. Bandysim, žiūrėsim, skanuosim. Kažkas turi gautis. O toks va pupų laukas auga. Yra 3 takeliai, specialiai einama takeliu. Pažiūrėsim, o, kem 3, kem 33. Čia netgi 2 krantinės yra. Pas mane 45. 44. Ir mano sekantis, o, blin, tarp medžių. O čia tai man pasisekė. 45. Nu jo, aš čia sėdėsiu kaip partizanas. Nu okei, bandom. Aišku, medžiai tai čia man labai nepatinka. Nu bet ką padarysi. Gerai, nešam daiktus. Nu va, kaip ir rodžiau jo, mano sektorius, o tik tai man tas šakas labai, žinokit, nepatinka. Nu va, aš jau viską pasiruošiau. Mano jaukas. Uždėšiu kamerą ant krūtinės. Kaip ir rodžiau jo uodo lervos, džokeris vadinamas, musės lervos, skandintas musės lervos. V общем, kažkaip tai taip. Tai va dabar bandau čia viską kol kas išsidėliot. Aišku, čia labai siaura, bet gal ir gerai. Bet tos šakos viršui, tai man labai nepatinka. Bet aš turiu pikeriuką, tai pabandysim. Gal su pikeriuku irgi užsimaitysim tašką, susirasim ir žiūrėsim, kaip čia mums viskas eis. Gerai, ruošiamės toliau. Taip, įstatysim kuliukus, žymėjimo atstumą, kaip sakant. Čik, jau čia. Šakės. V общем, pas mane yra tokios senos britkelnės. Užsidėjau, kur čia lindavo iki kelienių. Nes labai maišosi tie
medžiai. Nu, žiūrėsim. Tai pasimiau, pabandymui savo inspirioną. Kaip pavyzdys ateinam iki stovo ir užmetam. Nu, žinokit, visai neblogai. Visai neblogai bus. Praeinam medžius. Tik tai, kad reiks žvejoti visą laiką stovėdamas. Nu, bet nieko tokio. Svarbiausia, viskas gerai bus. Javom skanavimo švinelis 50 gramų. Uždedam ant galo. Ir skanuojam dugną. Taip, aš galvoju taip, daisim iki stovo. Metam, klipsuojam, žiūrim. Nu ką, pabandom prasiskanuoti dugną. Taip, pas mus bus orientyras eglės, tarp eglių, tarp beržo ir eglės. Kol kas kaip žolė ten kažkokia tai kabinasi. O tenais yra, o dabar žolė. Vėl žolė. Žalia žolė. Žolė. Čia dar kažkokia lelyje. Vat akmenukai eina gerai. Vėl žolytė. Dugnas toks, galima sakyti, neblogas. Tuoj pasižiūrim. Vėjas vis niekaip nenurimsta. Na ką, aš daugmaž pasižiūrėjau, jo koks dugnas yra. Dabar mums reikia užmauti vieną šėryklėlę. Paimsim ir atsimatuosim atstumą. Pasižiūrėsim, kas pas mus čia gavosi. Tak, opa, einam čia. Užmanom čianais. Hop. Ir matuojam kas 3 metrus. Žiūrim, kas čia gausis. Tak, 3 metrai. 6. Na va, pas mus jau 9 valandas. В общем, aš suradau 2 distancijas. Pabandysim vieną artimą su pinkeriu pagaudyti, o kitą tolimesnę distanciją su mano 390. Na va, jau atėjo teisėjai patikrinti masalų ir taip toliau. To iki manęs ateis patikrinti, ar viskas pas mane gerai, legalu. Bet aš daug neėmiau, kaip sakant. Ta, gerai, čia gavau pastabą, kad reikia mantilius tik tai 200 pm. A kaip aš taip nepasižiūrėjau, kad pas mane čia pusę litro jo. Tuo mes viską darysim pagal taisyklės. Ir bus viskas gerai. Šitos 200 pm nunešim, karočią, atgal. Nu va, yra 200 pm. Nu va, pas mus jau 9:35, kaip sakant, liko 15 minučių signalų. Kaip galėsim mes jau prasidėti užmaitinti savo taškus. Tai vot, matylio aš padėjau ant tokio laikraščio, tokio, kaip sakant, jis čia gyvena. 250 gramų džokerio, musės lervos, skandintos musės lervos būtinai reikia laikyti po vandeniu. Nu ir naudosim, kaip sakiau, visada aš naudoju Gamakatsu kabliukus, 14 numeris ir 012 pavadėlis. Tai va, aišku, aš truputėlį nepatogu, kaip ir sakiau, prie šitų medžių, nu bet nieko tokio, aš va įbrysiu iki aukščiau kėlėnų, kaip sakant, iki va šito stovo, plius minus aš atsižymėjau. Nu ir mesim, ir aš manau, kad tikrai viskas čia pas mus gausis. Tai va, laukiam signalą ir padėsim jau jaukintis. Signalas, nežinau, buvo girdėti, nebuvo girdėti. Все, varom. Kemšam. Taip ten, vos nenukritau, kuročiai. Kemšam vieną karmušką, šėryklėlę ir bandam. O taip, aišku, čia kabinasi viskas už medžių. Bet nieko baisaus. Na ir все, bandom. Kol kas vėjas dar nenustojo. Tak, ateinam arčiau. Kaip ir sakiau, o, čia tokia dubutė yra. Labai viskas čia gražiai, o girdisi kaip krenta. Ir metam ant eglių. Na va, ką tik buvo signalas, reiškia, galima dėti kabliuką, gyvą masalą ir galima pradėti žvejoti. Taip ir padarysim. Aš kol kas tik tai vieną tašką užsimaitinau, kokį gal 12 šėryklėlių, nu tai nieko tokio. Jeigu kas paskui
užsimaitinsim ir artimiausią distanciją. Čia jau bus jau truputėlį lengviau. Ką, okei, einam. Taip, maunam greito sujungimą. Labai toks neblogas sujungimas, hop. Čik. Neina. Tai va, ir sistemėlė pas mane labai paprasta. Širiklėlį, fidergamas. Čia vat plūdinės stopas, kažkaip tai pavadinti jo. Ir viskas. Dabar maunam matilių. Nu, va, tai va gausi pas mus. Viskas. Einam su širiklėlė prie šito, prie mūsų jauko. Taip, pas mane kažkas tenais viršūnėlė užsikabina. Negerai. O, viskas gerai dabar. Jo, bet reikia jauką mums nusinešti tenais reikės. Nes čia labai nepatogu. Vėl medžiai. Ai, jau fana. Gerai, bandom. Kol kas čia viską palaikom. Tak, op, op. Kažkas yra, okei. Keliam į viršų pas mane. Britkelnis nusmuko. Taks. Čia truputėlį svoris kažkodėl pasikeitė, nu žiūrėsim. Taks. Hop. Tak, dainam iki stovo. O čia tokia dubutė yra. Galim sakyti, vis mano žymėjimas. Ir bandom. Varom kaip ten kabliukas, viskas gerai. Aišku, nelabai gerai, bet pasistengsim, kad gerai būtų. Kaip tik į tašką. Ir viskas, vyniojam. Nu, vėjas tai šakis, hebra, šakis. Vėjelis tai vėjelis jau. Pirmas užmetimas. Turiu tokius laikrodžius, jo tai kas 2 minutės mes permetinėsim. Visio, laikas eina. Žiūrim, laukiam kibimų. Opa, ne, yra, kažkas yra. Yra, hebra, yra. Yra. Va, kaip tik va girdisi. 2 minutės nepraėjo. Ir pasaka. Karšiokas. Mažas karšiokas. Nu va. Dabar užspausim dugną ir truputėlį duosim džokerio. Ir užspaudžiam. Ok, dabar einam atbulon. Hop, praeinam. Pasaka. Visio, vyniojam. Ateinam iki dubutės. Op, yra dubutė. Viskas labai gerai. Visio, antras metimas. Taip, kažkas yra, tik aš nesuprantu, kas čia yra. Yra. Koja. Hebra. Nu, tokia nebloga koja. Opa, yra kažkas. Yra. Yra, hebra, yra. Sėdi. Uch, tai koks geras. Nieko savo. O čia karščiukas. Hop, kad nepabėgtų. Nu tak. Hebra. O, čia pas mane čia vietos, kur čia nėra. Aš nieko čia negaliu padaryti. Nu, fainai. Kažkoks tai čia pūgžlys. Yra kažkas. Kažkas yra. Kažkokia čia... A, koja. O, raudė. Čia prikolna. Yra. Nu, fainiai. Atstumas nedidelis. Raudė greičiausiai arba koja. Kur čia? Uch, tai padlėščiukas. Figasė. Na, va, pas mus jau 1 valanda. Liko 2 valandas varžybų. Tai nežinau, kol kas pas mane liūdė situacija. Gal 10 galvų tik tai turiu. Nežinau, įdomu, čia kaip pas kitus bus. Tai kažkas man nesiseka. O, kibimas.
Hebra kibimas. Opa. Ne, nėra. Gal kažkas tai yra? Ne, nieko nėra. Nepasikirto. Na va, kaip ir sakiau, pas mus 1 valanda, tai aš dar kol kas tada skirsiu 1 valandą su savo 390 meškerė tolimam užmaitimui, paskui nuo 2 iki 3 pabandysiu vėl su pikeriu pabandyti pažaisti, nes ir su pikeriu kybo neblogai, ir su šita kybo neblogai, bet dabar kažko tai iš viso taip užtylo. Tai nežinau, gal kažkas tai dar pasigaus. Žvejojam. Nu, kažkas tai yra. Koja. Koja. Yra hebra, kažkas tai yra. Žolė kažkokia. Ir žuvytė. Ček. Opa. Отлично. Va čia tai užkybo hebra. Kad tik nenueitų. Opa. Yra. Nu, dar kažkas užkyba. Greičiausiai karšiukas. Ja, yra karšiukas. Mažas karšiukas. Kažkas tai yra, hebra yra dar kažkas žuvytė. Dar viena žuvytė yra. Super. Kiekvienas žuvytis, kiekvienas gramas yra lemiamas. Hop. Oi, yra. Kur mano patsačikas. Bandysim taip ištraukti su rankom. Visai neblogas. Visai hebra neblogas. O tak vat. Yra. Liko, man atrodo, 1 minutė. Ką tik buvo kibimas. Nu, dar viena žuvytė. Davai. Dar. Все, signalas. Traukia meškerės. Dabar bus svėrimas. Pas mane atėjot? Tikrai taip. Nu, traukiam, žiūrim. Tik garsiai nesakykit, kiek aš daug pagavau. Nesakykit ar sakykit? Garsiai tik nesakykit. O truputėlį yra. Nedaug. Pasaka. Gerai, 1, 4, 6. Gerai, gal. Ta, gerai, atgal. Iškart leidžiam? Iškart paleidžiam. Na, kilogramas 400 su kapeikom gal ir visai nieko, kaip sakant. Aš galvoju, iš viso tai jau tik tai porą žuviliokų bus. Nu ką, renkam daiktus ir tada susitinkam tenais jau prie šitų, prie teisėjų. Nu va, visus daiktus surinkau. Viskas gerai, viskas tvarkoj. Visą laiką po savęs, kaip sakant, paliekam švarą, kaip sakant, kad nebūtų šiukšlių nieko. Tai va, nu aišku, man šitie medeliai truputėlį trukdė, nu bet nieko tokio, viskas gerai. Na ką, varam tada tenais į centrinę būstinę ir žiūrėsim apdovanojimus, kažką tai užkas galima. Atsigerti arbatos ir taip toliau. Nu va, atvažiavau, čia dar vyksta svėrimai, dar sveria. Pasižiūrėsim. 4, 2, 2, 7. 2, 4. 6, 6, 7, 7. Oho. O, gražu. Mhm. 3, 3, 9, 8. 3, 3, 9, 8. Jo. Bandom.
Palauk, biškai. O, gerai. Ne, tai ai, čia žūs. 0,553. 5,3, ne? Vyksta, ne? Ne, ant 9 gramų. Anas sunkesnis. Nu, va, visi valgo. Eina važiuosim. Gal mums kažko dar liko. Labą dieną. Labas. Ačiū. Užsidėsim grietinės. Duonos. Hop. Skanaus visiems. Nu, o skaniai užkandom visai nieko. Tai kažkodėl Algimantas nieko nevalgė. Gal man tavo porciją suvalgė? Gali mano porciją suvalgyti. Einam paimkis, aš valgysiu tavo porciją. Like, share и подписка. Kelbėm įvykusias varžybas, žuvies pagavo. Visi iki vieno, nu, retai tai būna, bet pasitaiko, reiškia, išmoko. Žvejut. Užbėgdamas įvykiam už akių, kaip galvojat 46 dalyviai, kiek sugaudė žuvies? Apie 5 kilų. 8. 80. Šalta. Va. Aš sakiau 102. Bet biški mažiau. Aš noriu pasakyti pusę tonos. 110. 114. Ne, va čia arčiausiai. 103. 103 kilogramai, 400 gramų. Oho. Čia įvykiam užbėgdamas. Nu, dabar galite pasidalinti iš 46, nu, iš 50 dalinkite, o po 2 kils turės vidurkį sugaudyti, ta prasme, nu, kad būtumėt vidury. Tai va, įvyko Panevėžio krašto žvejų kautynės su karšiukais. Taigi, trumpai apie mūsų vėliavas, apie mūsų rėmėjus, apie tai, mūsų pagrindinis rėmėjas yra Jaukai Masalai Dipexas, po to žuklės parduotuvė gyva ir internetinė Žuklida, Daukanto gatvė 27 Panevėžys. Naudokite nuolaidų kodą pigiau 2025. Elektroniniai parduotuvė ir vietai galima. Suteiks nuolaidas. Pasakys, kad dalyvavot, kad reikia geros meškerės ar kažko, patars, nusipirks tikrai. Galvakablis LT irgi elektroninė parduotuvė, daug visokios spiningavimo, daug pats geriausi spinti valai. Alex Fishing, gyva parduotuvė Biržuose ir elektroninė parduotuvė. Daug tikrai geros įrangos. Atstovauja angliškam mapui. Toliau Krante LT, gyva parduotuvė Šiauliuose ir Vilniuj, elektroninė parduotuvė, gyvi, tagi, Masalai, Jaukai, nu, ten karpinė tėva, bet rasti ir jūs. Reiškias, visą šitą žygį žmogus filmavo, įkels į YouTube'ą, pasidalinsim per Facebookus, per visur, paplatinsim, pasižiūrėsim, kaip sekėsi, kaip žmogus nuo A, nuo B, kaip paprastai, sektorius kažkiek, ne kažkaip, bet mes nuo klubo jam tokią dovanėlę. Prašau. Paskatinimui, kad sugrįžtumėt. Ačiū. Prašau, ir gal laimikiai bus geri. Pradžiai taip, patys jauniausi, turėjom du vaikiukus, 2 pipiriukus, tai pats mažiausias Nojus, prašom. Ne vieno gaudo žveją. Kad neplyštų tau. O labai nespausit. Va, gerą priziuką. Ir kur dar mūsų? Kur Karolis? Prašom. Irgi. Progresuotam žvejybui. Parkas mažiausiai nuskriaudė žuvį, labiausiai myli, sako, niekaip aš daugiau negaudysiu. Andrius Aleknavičius. Eikš, greitai, 1, 2, 3, arba kotą renkles, arba šitą daiktą, arba šitą. Toliau, kviečiame, Ignas Makauskas irgi ne per daugiausiai pagavo mylinti žuvį.
Sveikinam, kad yra tokių. Paaiškinkit čia ką. Toliau, Karolis Ratkauskas. Pasimtis valai, čia reiklėtis. Prašom, arba meškerytę, arba tą kriuvytę. Toliau, Aleksandras Okunevičius. Sveikinam, kad atvykos, prašom, pasinaujinti įrangą. Armantas Šteina. Prašom, pasinaujinkit kažkiek. Aivaras Šimonis. Dar liko kažkas. Vidmans Pučeta, prašom. Kažkiek, matokit, tą kruvytę, kur liko jum ant žemės. Yra Big Fishas. Pagaliau. Tai gal nuo šitos nominacijos ir pradedam. Algimantas Krutkis sugavo 553 gramų sveria tik karšioką. Sakiau, nuo pusę kilo bigas. Ok. Net per 2 žmonės kaimynas pagavo Kostas Melnikavičius 562 gramų. Tai jam ir atitenka Bigo Big Fisho nominacija. Sveikinam. Taurė ir dovanų nuo Alex Fishing ir nuo su kitų rėmėjų. Dabar 4 prizinės vietos. Mažiausiai žuvies, ta prasme, buvo A zonoje. Tai yra zona laimėjo ir laimi 4 vietą su svoriu 3 kg 398 gramai. Algimantas Krutkis. Prašom. Sveikinam. Malonu. Pagaudėt. Taip, gerai. Ir va šiek tiek dovanėlių. Taip, 3 vieta, kita zona laimėjo su svoriu 4 kg 227 gramai. Kolegas jį praminė, kaip vandenų kormoranas vietinis, Vaidas Januškevičius. Sveikinam. Svoris 5 kg 428 gramai. Ramūnas Pašilis. Sveikinam. Iš Telšių berniokas. Taip, taurė medalis ir dovanyčio. Ir šias varžybas laimi žmogus su Laurinos Stripeikas pagalba. Tai svoris yra 6 kg 677 gramai. Rokas Petravičius. Sveikinam įveikus tokią kliūtį. Все? Ačiū. Все, varom. Iki, čia pagalba. Ačiū. Iki kito karto. Gerai. Bet va, ir baigėsi varžybos. Visi gavo apdovanojimus. Labai gerai. Ir aš, kaip sakant, netyčia gavau tokią dovanykę. Labai faina. Ir tokia gali būti trumpa ataskaita. Jo, iš pradžių, kai atėjau į sektorių, žiūriu, tie medžiai, šakos. Galvoju, kaip čia užmest, bet gerai, turėjau, kaip sakant, nežinau, netgi buvo nuojauta, kad paimsiu tas britkelnes, kaip sakant. Tai vat užsidėjau britkelnes ir galėjau normaliai, kaip sakant, ir užmest. Ir taip toliau, jo, pasirinkau 2 taškus. Vienas taškas buvo 55 metrai, kitas taškas buvo 18 metrų. Iš pradžių iš 5 metrų viskas gerai, kaip sakant, buvo kibimai, paskui kažkur tai dingo ir viskas. Tai aš pasimiau pikerį, perėjau į 18 metrų. Nu ir neblogai, aš skaitau, kad labai neblogai. O aš patenkintas, kaip sakant, ir viskas gerai. Viskas, visiems linkiu, nežvyno, neįdėgos, iki. Nu, labai skaniai užkandom, kaip sakant, tik kažkodėl kolega Algimantas nieko nevalgė, vis taip vargšas kūdas, reikėjo truputėlį pavalgyti. Laukiam, kol teisėjai viską paskaičiuos. Žiūrėsim. Kas pas mus? Pirmas 4 vietos ir Big Fishas.